Ok, sveiki visi Facebookiečiai, YouTuberiečiai, visi žmonės, kurie domisi sveika gyvensena ir kuriem įdomu šitos mūsų laidos, kasnis, mes taip pavadinom kasnis, nes kiekvienas atsikanda savo kažką, tikiuosi, kad jūs mane girdit, tai sekundėlę dar pasitikrinam. Tai va, kasnis kiekvienam savas. Ir kiekvienas atsikanda savo, kas tiesiog laiką praleidžia, kas išgirsta kažką savo svarbaus įdomaus, kas, jo, garsas yra, vaizdas yra. Kažkam būna čia galimybė rasti kažkokius atsakymus į klausimus. Šiandien mes jūs turim 4 klausimus, labai geri klausimai tarp kitko. Ir kiekvieną pirmadienį mes skiriam 9 valandą laiko, dėl to laukit. Ir galite prisijungti netgi į Telegram grupę, kurios nuorodą rasit čia prie video apačioj, ar viršų, nežinau, kur rodo. Drąsiai spauskit nuorodas, nueisite ten, kur turit būti, ten, kur norit būti. Jeigu nepatinka, galite išeiti, užblokuoti, čia viskas tvarkoj. Ir mes kalbam apie Herbalife kompaniją, Herbalife kompanijos produktus, programas, bet kur kas svarbiau yra, kaip tie dalykai mums gali padėti gyventi sveikiau, įdomiau, linksmiau, jo lengviau ir panašiai. Ir šiandien klausimai taip pat tokie yra labai geri. Matosi, kad žmonės domisi, matosi, kad žmonės turbūt, kad ir produktus vartoja arba ruošiasi tai daryti ir natūraliai mums kyla daugybė klausimų. Mums nekyla klausimų, kai mums reikia vaistus nusipirkti, ne? Išrašė, nusipirkom arba neišrašė, bet kažkas patarė. Jau yra tokių žmonių, kurie perka vaistus vien dėl to, kad kažkokia kaimynė ten Petrutė pasakė arba kažkada vaikystė pirkom ten kažkokius antibiotikus gavom, tas pavadinimas įsisrėgė ilgam. Nu ir paskui ateina jau branda, atrodo žmogus turėtų suprasti, bet kai kurie sustoja protiniai evoliucijoje, jo brendime, vystymėsi ir gyvena prisiminimais. Jeigu ten tetraciklinas arba koks nors levomicetinas buvo jėga, kažkada jinai tokia jėga ir buvo, tai dabar irgi kas truputėlį susirgus, arba ten viduriai, arba temperatūra, arba galvas skauda, arba dar kažkas, tai žinai, iškart tos vaistus. tai kažkaip čia klausimų nekyla. Jo, ir žmonės taip gyvena, laikosi visokiausių įdomių dietų, visokiausių įdomių procedūrų daro. Jo, ir perka viską, kas tik tai atrodo, gali stebuklingai padėti. Pavyzdžiui, yra toksai Račkauskas su savo produktais, smirdančiais raugalais, kuris visus puldinėja. Ir visai neseniai mačiau Facebook'e, vėl jis auklėja visus ir gydo viską gydo. Tarp kitko, nėra ligos, kurios neišgydytų Račkauskas. Tai susiraskit, jeigu norite pasijuokti, arba iš tikrųjų norite rasti tokį žmogų, kuris tiesiog kaip Kašpirovskis delną parodęs, pridėjęs prie ekrano, visas ligas išgydo, pavyzdžiui. Nekalbu apie viduriavimą ten ar kažkokius tai kitus žarnyno problemas, bet viską. Ir autoimunės ligas visas absoliučiai. Ir net ir chirurginis kai kurios klausimus labai lengvai sprendžia. Jo ir psoriazės gydo, pildamas ant veido, ne. Nors čia kaip ir prieštarauja truputėlį pats savo, nes jeigu sako, kad visame kame svarbu žarnynas ir mikrobiota, ant odos irgi yra mikrobiota, ne? Nežinau. Šiaip, mano manim, psoriazės yra autoimuninė liga, kuri ne odoje prasideda, o oda tik tai išraiška yra ir tai ne pagrindinė. Bet tiek to. Tai visokių žmonių yra ir žinot, kai ateina jau eilė, jau viską išbandžius, nusivylus viskuo, kas įmanoma, išbandyti kažką gero, pavyzdžiui, kaip Herbalife kompanijos produktai ar kažkokios kitos kompanijos produktai, bet svarbiausia, kad būtų kažkoks tai adekvatus konsultantas už jų ir kompanija būtų, tokia normaliai adekvati. Ir žmonės tada tiesiog tūkstančiai klausimų iškyla. Ir tai nereiškia, kad žmogus nenori ir prieštarauja. Tai reiškia, kad žmogus iš tiesų, tą, ką aš ir minėjau, išbandė tūkstančius ten, gerai, dešimtis ar ten kelias dešimtis įvairių būdų, kurie tik tai pablogina sveikatą ir savijautą ir išvaizdą. Ir dėl to natūraliai tiesiog žmonės bijo, nes jie yra tiesiog gal net tiesiog įjautrinti visų tų nesąmonių. Tai yra gerai. Ir tenka mums atsakinėti tokius klausimus. Ir šiandien taip pat turim 4. Pirmas klausimas bus apie vidinius riebalus, kokie Herbalife produktai turi didesnę įtaką vidinių riebalų nykimui. Kitas klausimas, kokie Herbalife produktai padeda sukontroliuoti saldumynams potraukį. Parašykit, bet nuoširdžiai. Parašykit, kas turit potraukį saldumynams.
Galite rašyti, kad ne, jūs tikrai niekada neturėjote jokio potraukio saldumynams, viskas yra tvarkoje, jūs esate žmogus, esate išimtis didelė, tai yra labai faina. Ir galite brūkštelti savo kokį tai kontaktus, adresą, nežinau, kur mielai norėčiau susitikti, nusifotografuoti su jumis, nes gali būti, kad jūs paskutinis žmogus, bent jau Lietuvoje, tai tikrai, o gal ir Europoje, o gal ir pasaulyje. Bet parašykit, ar jūs turit potraukį saldumynams ar ne, aš turiu. Ir labai didelį. Ir jeigu man saldainis ant stalo, kaip žiauriai reiktų, nežinau, stuburą sulaužyti, kad aš jo nepaimčiau. Bet mes žinom, ką toliau daryti tų saldumynų pavalgius. Aišku, visame kame saikas irgi labai svarbu. Toliau. Herbalife kažkam, bet kokteiliai yra per saldus. Herbalife kokteilis kaip prisijauginti. Šitą žmogų žinau, žmogus tikrai nori, supranta, kas yra sveika, subalansuota mityba ir tie Herbalife kokteiliai turi savo vietą. Bet sako, man truputį per saldu. Ką daryti? Kodėl? Kiek čia saldą ieškau. Veronika, Aurelija ir Loretava mėgsta labai karamelinius ledus. Fine. Tai rašykit dabar, kas ką mėgsta, kokius saldainius ir kokius ledus. Pasidarykim savo truputėlį socialinę apklausą ir žiūrėkime, kaip patarimai, pasikeiskim patarimais. Kokie saldainiai skaniausi arba kokie ledai skaniausi. Man skaniausi ledai, Vilkaviškio. Reklam padarysiu. Kaip čia vadinasi? Ką žinot? Gal Loreta, tu žinai, Vilkaviškis ten kaimynystė pas tave. Beje, į sveikatą, čia yra tiesiog vanduo, man patinka šaltas, dėja, neprisiverčiu gerti šilto vandens. Ir čia yra su alijošiaus koncentratu, ten porą šlakelių, su mango, skonio mango, labai geras. Kalbant, tiesiog drėkinu gerklą savo ir plus žarnynui naudinga. Račkauskas, aišku, piltų smirdančio kokio raugalo, bet aš negaliu prisiverti. Net nebandžiau, tiesą sakant. Man užtenka, jis mane užpuldinėja ir ne tik mane ir jūs taip pat. Ir aiškina neadekvačius dalykus. Loreta nežinai, sako, nežinau, Vilkaviškis. Kaip Vilkaviškiai tai vadinasi? Želato? Ne. Želato? Želato tai ledai. Ten link Pilviškių važiuojant, Vilkaviškiečiai, kas Vilkaviškiečiai? Gal Roma žiūri, link Pilviškių pasukus, ten yra dešiniai pusė gamiklėlė, labai faina. Ir tuos ledus jie beje važiuoja pusę Lietuvą. Tai jeigu rastumėt Vilkaviškių gamybos, tai jau pirkit, jau skanu labai. Su saiku. Ir apie imunobusterį, ar dingau aš, man atrodo, iš interneto, tęskim vis tiek. Apie imunobusterį galima įgerti kasdieną. Tuo mes išjungiam. Jo, ar verta ilgą laiką, ar daryti pertraukas po kelių mėnesių. Arba, pavyzdžiui, vasaros metu. Nieko nesupratau, kodėl man internetas kažkokius cirkus daro. Gerai, važiuojam toliau. Taigi, einam prie pirmo klausimo. Aš atsidarysiu irgi mūsų, kad diskusiją matytume, kokie Herbalife produktai be sporto turi didesnį įtaką vidinių riebalų nykimui. Mėlėjai, sportas apskritai turbūt, kad turi minimalę įtaką vidinių riebalų nykimui. Sportas turi be galo didelę ir reikšmingą tokią, be galo didelę reikšmę ir tikrai yra labai svarbus mūsų savijautai. Mūsų savijautai, sveikatai bendrai, nes būtent sportas užtikrina raumenų masę, sąnarių darbą, sporto metu keičiasi daugybė humoralinių dalykų, ten dujos visos skirstosi hormonai ir taip toliau, ir dėl to yra įrodyta, kad ir kraujotaka pagerėja, ir raumenų kokybė pagerėja, ir visa endokrininė sistema persitvarko, ir imunitetas sustiprėja sportuojantiems žmonėms. Ir labai svarbu, kad gerėja smegenų, galvos smegenų, visų baseinų kraujotaka. Dėl to žmogus ir gerai jaučiasi, ir puiku. Ir šitokiu būdu žmogus, kuris sportuoja, tikrai kokybiškiau gyvena. Nesakau ilgiau, nesakau, kai jisai, žinot, jau viskas maklaudas, arba kad ten jau niekada nesirgs. Irgi, čia yra toksai argumentas, kurį meta tokie žmonės, kurie nieko nenori daryti, zysti, jie yra tikintys mokslu, jie yra, visas šitas ant bangos šiais laikais jie yra.
kai pradėjo 20-ais ant bangos, tai visi kiti yra lochai, durniai ir vatnikai, o jie yra viską žinantys. Tai jie viską paneigs ir paneigti galima labai įdomiais būdais. Netgi kažkada dariau tokį mokymus. Man buvo užduotis jo, kokie būdai internete yra paneigti informaciją, sunešioti žmonės ir panašiai. Tai ir Račkauskas, mano mintis, labai gerai naudojasi met argumentas, į kurias klausimo nėra, arba klausimas bet kokiu atveju bus nepalankus. Todėl tokius klausimus jas reikia pažinti, tiesiog ignoruoti jo ir neatsakinėti. Tai pamiršau, apie ką norėjau pasakyti. Atsiminiau, kad reiškiasi sveikuoliai čia, norint į jų akmenį jų daržą mesti jo, tai tada jeigu sveikuolis savęs laiko, sveikai maitinasi, sportuoja ir būtinai taip, kad visi matytų, tarp kitko, čia irgi toks niuansas yra psichologinis, grūdinasi, tai būtinai lenda į eketę ir būtinai filmuojasi. Čia irgi iš serijos, kad hebra, ar jūs žinojat, kad, pavyzdžiui, galim nuskristi atostogauti į kokią kitą šalį ir neprasinešti Facebook'e. Pabandykit. Tai čia tas pats. Tai bet nesvarbu. Tarkim, kažkoks sveikuolis, kuris, per neatsargumą pasirodė internete, pasipasakojo, jis sveikai gyvena ir paskui kažkur kažkas netyčia sužinojo, kai jis susirgo. Tai tada ir užkapoja, žmogų. Tai koks tu toks, tu tai kaip visi serga ir tu sergi, tai kam čia užsimti. Tai žinot, čia nei vienos grupės žmonių, nei pirmos, nei antros, nei pažemina, nei išaukština, tai yra tiesiog diskusija apie nieką. Tiesiog žmonių pasaulyje, šiame pasaulyje, gal kituose kitaip, bet šiame pasaulyje tikrai yra ir bakterijų, ir virusų, ir būna situacijų, kai susirga visi žmonės, ypatingai tie, kurie laksto, vaikšto, važinėja dviračiais, plaukioja po miškus, po visur, jie aktyvus, natūralu, kad jie ir dažniau susižeidžia, čiuožia su pačiūžum, su slidim, susibalonuoja jo, arba kažkur išėjo miškus, jį žmogus sulijo ir jisai grįžo truputėlį peršalo, plaučiai, dar kažkas tai. Jo, jisai irgi sirgs ir mes visi sergam šiek tiek, kažkiek, gal daugiau, gal mažiau. Tikrai sveikuolio nei vieno neapsaugo, nei ten širdies infarktas, nei kažkoks tai autoimuninė liga, nei kažkoks rimtesnis susirgimas. Palaukit, ne apie tai kalba eina, suprantat, ne apie tai kalba eina, nes labai nustebčiau, jeigu kažkas nuo kūdikystės būtų pradėjęs gyventi sveikai ir tik tokiu atveju būtų galima lyginti. Tas skirtingas populiacijas. Tarp kitko, kas yra palyginamieji, ten klinikiniai tyrimai, tai ir pasidomėkit ir suprasit, kad negalima ant vienų svarstyklių jo dėti ir lyginti du dalykus tokius, nes tikrai nei vienas iš mūsų, net ir esantys sveikuoliai, nepradėjo tai daryti nuo pačių ten pirmų minučių savo gyvenimo ir plus dar reiktų pažiūrėti, kas ten vyko su juo esant mamos pilvelyje jo, kaip ten tėvelis buvo ir labai sveikas ir mamytė buvo labai sveika, kokių ten vaistukų nepavartojo ir panašiai savo valia ar ne savo. Ir apskritai klausimas ne tai, kad kas tu esi ir koks tavo finišas, daug svarbiau pasižiūrėti, koks startas, ne? Ir tada tik tai nuo to starto žiūrėti reikia. Jeigu žmogus labai lėtinėm lygom sergantis, ar ten blogai besijaučiantis pastoviai, kažkas sudrės, pakeitė savo gyvenimą ir po 2-3 metų jis yra pasikeitęs. Taip tegul bus ligonis, taip tegul bus mūsų akimis žiūrint sunkus ligonis, bet jisai geriau jausis. Jo, yra žmonių, kurie galbūt ten, kad ir garbaus amžiaus sulaukia, kai jau keičiasi ir endokrininė sistema, ir žarnyno tonusas ir kiti dalykai. Jo, tarkim, jam atsitiko pakeitus gyvenimo būdą, ten su Herbalife produktais ar ne su Herbalife produktais, nesvarbu. Jo, po kokio mėnesio, 2-3 sutikus tokį žmogų, jisai sako, sako, aš anksčiau į tualetą išeidavau 1 kartą į savaitę, su didelėm kančiom. Jo, o dabar išeinu 2. Tai su kuo tu lyginsi, ne? Jeigu tu jį lyginsi su jo pačiu, tai čia didelis pasiekimas. Wow, tai reiškia, sveika gyvensina pasiteisina, apsimoka. Bet jeigu tu lyginsi su kitu žmogum, kuris į tualetą išeina kelis kartus per dieną ir problemų neturi, didelio reikalo turi minty. Jo, tai tada, tai sakys, tai čia neapsimoka sveikai gyventi, nes aš negyvena sveikai, bet prašau, viduriai normalūs. Todėl nelyginkim nelyginamų dalykų, jo, ir nežaiskim to tokio pigaus žaidimo. Bet apie ką aš čia? Mes apie vidinius riebalus, jo, apie sportą. Taip, kad sportas, jisai irgi, kaip pasakyti, jisai mums gerina savijautą, jis mums gerina gyvenimo kokybę, tačiau sportas nesprendžia tokių problemų, kaip ligų gydymas kažkoks ypatingas arba vidinių riebalų tirpdymas. Tai būtų klaidinga galvoti.
ne dėl to tie vidiniai riebalai atsirado. Šiaip žmogus riebalus, tą masę, tą paudinį riebalų sluoksnį, be jokios abejonės užsiaugina, kai jo kalorijų balansas yra neteisingas. Kitaip tariant, jis daugiau suvartoja maisto, negu sudegina. Tačiau irgi mes neprisiriškim prie kilokalorijų teorijos, nes jinai labai netiksli. Nes jeigu mes duosim tam pačiam žmogui, ar tiem patiems žmonėm 2 ar 3 tūkstančius kilokalorijų su sveikais, subalansuotais produktais, jis tikrai nepriaugs svorio, jeigu lyginant su tais ir tokio svorio, kuriems mes duosim 2 ar 3 tą patį kiekį kilokalorijų maisto, jo, už tiek pat kalorijų, bet nesveiko ir nesubalansuoto, pavyzdžiui, tortai, kažkokie tai piragai, arba vien tik mėsa, žinai, ir taip toliau. Vėlgi, į dietas nesileiskim, nes ši diskusija yra begalinė ir beprasmė, ne viena dieta nieko gero nedaro, tiesiog a priori. O sveika subalansuota, nesvarbu, kaip mes ją pavadinsim, simbiotinė ar dar kažkokia mityba, tai yra sprendimas. Ir tai nėra tas sprendimas, kuris mus visus padaro, kaip aš minėjau, maklaudais jo ir super sveikais kataloginiais žmonėmis. Ne mūsų visuomenė, nes mūsų sistema medicininė, nes šita sistema apskritai stengiasi visus mus padaryti pacientais, klientais, kitaip tariant, ligoniais. Kita vertus, sportas jis yra koks. Tai nereiškia, kad jūs turite eiti į sporto klubą, visai smagu ten kartais nueiti, tikrai taip, ir visai rekomenduotina, nesvarbu, kas jūs esat, kokia jūsų būsena ir sveikata ir pajėgumai, bet sportas tai iš esmės yra judėjimas. Vat ir judėjimas mūsų kūnų reikalingas. Jis taip sukurtas, ar išsivystė, ar sukurtas, čia jūsų reikalas, kaip jūs nuspręsit, bet jisai yra taip suorganizuotas mūsų kūnas, kad jam yra būtinas judėjimas. Dėl kremzlių, dėl sąnarių, dėl kaulų stiprumo, dėl tos pačios endokrininės ar imuninės sistemos ir taip toliau, ir taip toliau. Žmogus per mažai judantis gali valgyti labai teisingai subalansuotai, jis vis tiek nesijaus labai gerai. Nes būtent susitvarkius mitybą ir vitaminus, papildus, visą kitą, būtent sportas irgi užtikrina tą gerą savijautą, tą raumenų tonusą, suprantate, tą sveikatą, tikrai to žodžiu prasme, sąnarių, širdies, kraujagyslių ir taip toliau. Bet vidiniai riebalai atsiranda ne dėl sporto trūkumo ir lygiai taip pat reikia pasakyti antroji medalio pusė, nėra jokio stebuklingo produkto, taip pat ir Herbalife produkto stebuklingo, kuris tiesiog tirpintų riebalus. Mėlyje, tokio feirio nėra, kuris vartojant sutirpintų vidinius riebalus ir čia yra tokia sritis, kur mus klaidindami, nepasakydami iki galo tiesos, tiesiog palaikydami mūsų šitą klaidingą įsitikinimą, mūsų tai turime visų žmonių, ne Herbalife bendruomenės, kurie klausosi bent viena ausim tokius webinarus, bet tiesiog žmonės, kurie pasikliauja tokiais patikimais internetiniais šaltiniais kaip 15 minučių, Delfi ir kiti, skaito įvairius žurnalus, tokius kaip ten, nežinau, kas ten paneliai ir taip toliau, jo. Atsiprašau, jeigu jie tokie nėra, bet, nes aš jų neskaitau, tiesiog taip galvoju, kad ten nesąmonės rašo kartais. Tai juose, bent jau juose tikrai reklamuojasi tokie gamintojai, kurie pagamina kažką, kartais ir gerą produktą, kartais visiškai niekalą, ir mums būtent tas suteikia tą svajonę, kad čia jau galima pasiekti, tą viltį. Ir žmogus, kuris kažkodėl sugalvoja, kad vidiniai riebalai reikia, dar čia irgi klausimas kodėl, bet reikia juos tiesiog apsimažinti, apsitirpinti, jo jis ieško informacijos, ir staiga randa. Kaip sakant, yra paklausa, bus ir pasiūla. Bet kažkoks tai stebuklingas toks ir toks, ten arba ten kokios tai paukštuko, ten kojytę čiulpti, ar ten kažkokie tai varliagyviai, ar kažkokius tai dumblius, ar kažkokius tai ten stebuklingas žolės, ar kažkokį tai cheminį preparatą, ar galų gale jo Račkauskas gali padėti ir šiuo klausimu, manau, nes ten grybeliai garantuotai pilve yra. Klausimas, kas gali protės smegenyse grybelių įsiveitus išnaikinti, turbūt net ir jo produktai šitoje vietoje nepadeda. Ką padarysim? Tai nėra tokio produkto, tačiau vidinius riebalus, mylėjai, labai sėkmingai mažina būtent gyvenimo būdas, tam tikri įgūdžiai. Jo? Ir be abejo, kad Herbalife produktai ir čia gali rasti savo vietą. Todėl, kad apskritai sveika gyvensina, subalansuota gyvensina ir Herbalife'as labai susiję. Tai pirmas momentas vidiniam riebalam, kad mažinti, tai mes turim suprasti, kad vidiniai riebalai kaupiasi dėl hormonų veiklos. Kitaip tariant, kai yra disbalansas. Ir dar kitaip tariant,
jeigu mes dar siaurinsim savo pokalbio sritį, tai ar supratimo sritį, tai insulinas. Insulinas tai yra hormonas, kuris iš esmės yra atsakingas už tai, kad žmonės storėja būtent per juosmenį ir žmonėms kaupiasi vidiniai riebalai. Tai yra antaukinių, mažoji, didžioji, kepenį suriebėjai ir taip toliau. Apriebėjai vidaus organai. Tai insulinas yra hormonas, kuris be jokios abejonės, esame apie tai kalbėję su jumis 100 kartų, kad yra susijęs su visais įmanomais hormonais mūsų organizme. Jo yra iš viso 3, ten kelios ašys, vadinkim taip, anaboliniai, kataboliniai ir ta, kuri reguliuoja. Tai hormonas yra, reiškiasi, anabolinis hormonas, kuris užtikrina medžiagų apykaitą ta prasme, kad leidžia ląstelėm deginti cukrų. Jeigu ląstelės jau per daug turi gliukozės arba atsisako jo šitos paslaugos, tada insulinas imasi kitų būdų mažinti gliukozės kiekį kraują, tai yra efektyviai kepenyse pagamintus riebalus neša padeda, ne jis neša, bet jis padeda pernešti, užtikrina, organizuoja, optimizuoja, kad tie riebalai būtų kaupiami būtent riebalinėse ląstelėse ir būtent viduje. Vyrai apskritai labiau linkę šičia riebalus kaupti, nes moterų hormoninė sistema taip suorganizuota, kad moteriams jo ant pilvuko, ant šlaunų, krūtys galų gale riebalinis darinys yra liauka, kur yra aplinkui riebalai. Tai moteriams ten pirmiausia, jo, bet aišku ir viduj taip pat procesai vyksta. Ir nepainiokim vidinio tokio nutukimo, priebėjimo su kraujagyslių visom šitom aterosklerozėm. Taip, tai procesai einantis kartu, taip, jie susiję, bet taip nebus, kad kraujagyslėse riebalai, ten plokštelės jo, o visur kitur tvarkoja. Jeigu taip yra, tai irgi reiškia, rodo, kad organizme kažkas yra dar sudėtingiau. Taip, kad insulinas, insulino gali būti per daug, tada, kai žmogus nuolat vartoja saldžiai, kitaip tariant, nesubalansuota mityba, ir tada ląstelės tiesiog tampa mažiau jautrios insulinui. Insulino daug, insulinas dirba savo darbą, žmogus nuolat nori saldžiai, nori valgyti ir taip toliau. Ir viską, ką jis suvalgo, medžiagų apykaita taip suorganizuota, kad labai daug viskas kaupiasi būtent riebalų pavidalu. Todėl, norint sumažinti savo pilvo apimtį, ypatingai tai svarbu vyrams, pabrėžiu, ir apskritai riebaliukus truputėlį susideginti viso organizmo, pirmiausia reikia suprasti, kad organizme reikia sutvarkyti insulino balansą, ir plus dar turint omeny, kad viena iš teorijų teigia, kad vidiniai riebalai ir apskritai nutukimas yra uždegiminė liga, tai yra faktas, ar tai yra uždegiminė liga, ar uždegimas kaip pasekmė, čia skirtumų mums nėra, bet mažinti uždegimą. Uždegimas gali būti dėl netinkamos mitybos, metabolinis arba dėl streso. Ir dėl streso taip pat keičiasi ir insulino apykaita, gliukokortikoidų apykaita, kitų hormonų, ir tada žmogus tiesiog kaupia vidinius riebalus ir tiesiog atrodo nieko negali padaryti. Jie tirpsta sunkiai ir tirpsta tik pakeitus mitybą. Taigi, pirmas dalykas – baltymai. Užsitikrinkit, kad jūsų mityboje būtų pakankamai baltymų. Meskite iš galvos tuos kliedesius, kurie sako, kad baltymai gali sugadinti inkstus, ten užkimšti dar taip toliau, ir kad žmogui 25 gramų užtenka. Buvo tokių specialistų, kurie tai teigia, ir aš su jais sutinku tik ta prasme, kad tai yra minimumas, kuris mums užtikrina galimybę gyventi, sulaukti kito ryto. Tai minimumas yra, bet norint efektyviai gyventi ir sveikai, ir gerai jaustis, ir neauginti vidinių riebalų, sveikatą, geriu alijošių su mango. Herbalife produktas nuostabus skonio ir šiaip puiku. Tai baltymų reikia maždaug gramų, 1 kilogramui kūno svorio, jeigu turi didelį kūno svorį, ir didelį gerokai, arba sportuojate intensyviai, kažkokių rezultatų siekia, tai ir 1,5 ir daugiau gramų 1 kilogramui kūno svorio. Ir baltymai visi. Ir kiaušiniai, ir pieno produktai, varškė, graikiškas jogurtas, pavyzdžiui, tik nesūriai, nes jie rieboki, nebent baltas sūris, kurie atkarčiais, varškė sūris. Žuvis, aišku, vištiena ir mėsa, be abejo, ankštinis visos kultūros, ir taip toliau. Ir šitoje vietoje žinoma, kad taip pat ir turi savo vietą pasaulyje Herbalife kokteiliai ir apskritai Herbalife produktai. Herbalife kokteiliai yra baltymo, kokybiško sojos izoliatas, kuris lengvai įsisavinos. Toliau yra botonėliuose mūsų užkandžiai, yra čipsai su žirnių baltymu, irgi puikiai pasisavina, puikus produktas, labai skanus. Yra protein
drink mix yra irgi baltyminis, toksai gėrimas labai skanus. Taip pat yra H24 kokteilis, čia labiau gal net ir intensyviai dirbantiems, sportuojantiems žmonėms po treniruočių atsistatyti labai gerai. Taip, yra Formulė 3 produktas, kuriuo galima papildyti savo kokteilius, šiaip pagerinti, padidinti vertę produktų, tokių kaip sriubos, troškiniai kažkokie ar košės, gal košės labiau, nes, šiaip aš nežinau, kaip jums, žinote, estetika leidžia ir jūsų išmanimas leidžia pagaminti smagų, gražų, tokį kvepiantį ir skanų produktą. Mes nesam, žinote, gyvuliai, kur sumakalavai viską, kažką įpylė, kliurkšt ir viskas. Ne. Ir gyvuliai dar ne viską ėda. Įskyrus, mano minėtą poną, kuris iš tikrųjų bet kurį patiekalą užsipila savo marmaloje smirdančio ir jam viskas gerai. Tai čia yra tikėjimo reikalas. Galingo, stipraus tikėjimo, truputį fanatiško reikalas. Mes galim daryti kaip norit. Bet tiem, kuriems svarbu maistas, kaip šedevras, sakykime, jo, kad būtų gražu, kad būtų skanu, kad konsistencija. Ir tada, aišku, kad būtų dar ir sveikas, jeigu jums pavyksta įsidėjus kažkokį tai Formulė 3 porą šaukštų ar šaukštą ir panašiai pasigaminti, fantastika. Man retai tai pavyksta, dėl to aš, jeigu kokteilis, tai kokteilis, jei batonėlis, tai batonėlis retkarčiais, įsikapim blynelių kažkokių tai tų su Herbalife kokteiliais, nes kokteilis tai yra miltai, jo, milteliai, pavidalas toks, ten yra baltymai, yra skaidulų, yra vitaminai, mineralai ir jeigu iš to galima pagaminti kažkokį tai patiekalą, tarkim, kažkokį pudingą arba desertą, kažkokį saldainukus esam gaminę, jo, vis tai yra įmanoma ir viskas ten puiku. Taip, kad Herbalife kokteiliai ir produktai apskritai, maisto produktai, subalansuotos mitybos produktai, jie yra puiku ir puikiai čia tinka. Reiškia, jeigu mes užsitikrinam tinkamą baltymų kiekį per parą, jo, super. Toliau, skaidulos. Skaidulos tai yra daržovės, tai yra uogos, tai yra ankštiniai, tai yra vaisiai, tai yra sėklos ir taip toliau. Visų variantų ir kažkur tai netgi skaičiau visą neseniai, kažkur knygutė, neatsimenu kurioj. Pabandykit, sako, eksperimentą pasidaryti. Per savaitę suvalgykite 30 skirtingų augalų. Tiesiog. Ir pasiskaičiuokit. 30. Tai 30 nėra labai sudėtinga tiem žmonėms, kurie jau turi supratimą apie maistą ir mėgsta ieškoti, gaminti ir iš tiesų galvoja, ką perka, jeigu tai yra įstaigos maitinimo. Tie, kurie nesąmoningai gyvena, jie paskaičiavę ir kad ir atgal, kas įvyko prieš savaitę, pamatytų, kad 30 augalų suvalgyti yra sudėtinga. Atrodo, kas tas yra 30 augalų? Dalinami 7, jo, tai gaunasi kiek čia? 4 su trupučiu per dieną. Tarkim 4. Per dieną, kasdien, vis kitus. Tai jeigu vieną dieną valgyti bulves, svogūnus, pomidorus, agurkus, tai kitą dieną turėtumėt valgyti kitas daržovės. Jo? Va, ir tai neturėtų būti tik tai, žinai, ten vienas kažkoks tai grūdelis, sakykime, vis tiek jau kažkoks kiekis, kurį galim pasverti apčiupiamai. Va, ir atmeskit dar pipirą, nebent jūs suvalgot šaukštelį pipirų. Tai 30 surinkti yra ką veikti. Paskaičiuokit dabar greitai, ar jūs per dieną, kasdien per savaitę suvalgote 30 skirtingų tokių produktų, daržovės, vaisiai, augalai apskritai, ir pamatysite, kad ne taip paprasta. Ir reiškia, kad mes skaidulų gaunam nepakankamai, įvertinus dar ir tai, kad tų daržovių, vaisių ir apskritai tų ankštinių ir tų sėklų turi būti pakankamas kiekis. Skaidulų mes turėtume gauti nuo 30 gramų. Vėlgi yra tokių, kurie ten sako, 20 gramų užtenka ir panašiai. Mūsų senolė, kadangi valgydavo visokius ten tuos dalykus, kad ko gero, kad didžiai dalimi iš būtent augalinės kilmės, kur štai skaičiau, vėlgi neskaičiau, nesvėriau, eksperimentų nedariau, rankos ten pridėjęs prie širdies neprisikinėsiu, bet apie 45 iki 60 gramų skaidulų per dieną suvalgydavau. Tai tikėtina, turbūt, valgyti vien tik tai košės dideliais kiekiais, jo bulvės kokias, griežčius, burokus ir gausis. Bet 60 gramų tai yra daug ir tai ne kiekvieno mūsų organizmui ir žarnynui, nes, bet 25, 30,
305, ypatingai žmonėms, kurie dar ir turi problemų kažkokius su tuštinimus ir su žarnynu, ir su imunitetu taip pat, tai reikėtų. Ir skaidulų tikrai trūksta mums mityboje. Tai štai Herbalife'as turi atskirą produktą, tai yra obuolių vyžų skaidulos, ten yra daugiau skaidulų, tai yra ir tirpios, ir netirpios, ir tai labai svarbu suprasti, nes būna žmonių, kurie prisipirka įvairių sėmenų ir jas tratina ir iškreipia savo mikrobiotą. Ir nieko gero. Tai todėl, kad mūsų mikroorganizmų yra labai daug rūšių ir yra, žinot, kas yra blogos bakterijos ir geros bakterijos. Pas mus yra visos, kurių reikia. Tik tiek, kad jos gyvena tokiam balanse, kad santykinai tos, kurios yra šiek tiek piktesnės ar panašiai, jos būna sutvarkytos. Kiekviena bakterija rūšis jo pastatoma į ten, kur turi būti. Ir jos mums visos reikalingos. Antraip imunitetas truputėlį irgi pasimestų. Imunitetui reikia treniruotis, visos bakterijos yra reikalingos ir visos jos yra tokiam balansė sveikojimo organizme, kokiam ir turi būti. Ir kai kurios bakterijos, joms reikalinga, jos mėgsta, jos maitinasi tirpiomis skaidulomis. Kai kuriosgi netirpiomis. Kai kurios bakterijos jos gyvena žarnyno spindyje, kai kuriosgi jos gyvena įsirausiai mūsų žarnyno gleives, tos želius ir panašiai, visokius kriptos ten yra ir taip toliau, žodžiu, saugiai pasislėpia. Visos jos reikalingos, tačiau mūsų mitybė, kai trūksta skaidulų, kai žmogus pavartoja kokį antibiotiką arba šiaip mėgsta ką nors, truputėlį ne taip, arba daug cukraus vartoja, tai pagal šitą maistą, kuriuo mes maitinam šitą didelę armiją mikroorganizmų įvairių rūšių, keičiasi mikroorganizmų balansas. Kitaip tariant, kokį vilką maitini, tas ir stipresnis. Tai jeigu tu maitini tokias bakterijas, kurios mėgsta paprastą cukrų, tai jas stiprinsi. Ir automatiškai jos ims viršų ir jos gali tapti patogeninės. Ir į tai reaguoja mūsų organizmas ir mūsų žarnynas ir mūsų visi procesai, kurie vyksta mūsų organizme. Todėl skaidulų turi būti pakankamas kiekis ir tirpių, ir netirpių. Va taip. Tai šitoje vietoje drąsiai sakau, kad Herbalife skaidulos padeda tirpinti vidinius riebalus. Toliau, sveiki riebalai. Jeigu mes kalbam apie tai, kad mums riebalai reikalingi, ląstelių membranų atstatymai, įvairiems procesams, iš riebalų gaminami hormonai. Ir mums reikalingi ir tie sotieji, ir tie nesotieji. Mums tik tai nereikia transriebalų ir mums reikia be abejo omega, reiškiasi, kad klasės ir kategorijos riebalų, riebių rūgščių 3, 6 ir taip toliau. Aišku, 3 yra deficitiniai, tai dažniau jos reikia, nes mes esame nusidrožę nuo jos, nuėję. Tai šitie procesai, be to ne tik statybinė prasme mums svarbus, ne tik statybinė, bet ir reguliuoja uždegimą. Jeigu mes sakom, kad dėl uždegimo kaupiasi vidiniai riebalai, tai reiškia, mums uždegimas yra svarbus. Šitie procesai yra svarbus. Jos staptelkim dabar, aš atsigersiu, o jūs pasakykite, ar esate su manim, nes žiūriu taip jau žiūrovų sumažėjo iki 11 nuo 20. Tai yra gerai, nes lieka ištikimiausi. Jeigu žiūrite įrašą, parašykit grotelės įrašas, nesvarbu, Facebookas ar YouTube, man tai svarbu. Jeigu žiūrite YouTube, būtinai prenumeruokite šitą kanalą, gausite širdutę, dėkit varpelį, tai gausite pranešimus, kai atsiras įkeltas video naujas. O šiaip komentuokit, klauskit, jūsų klausimai, kuriuos aš neatsakysiu dabar, juos aš užsirašysiu, įsidėmėsiu ir galėsim kitą pirmadienį aptarti. Taip, žiūrim. Fitocomplete. Jūratė, patikslink, koks klausimas? Fitocomplete. Sakyčiau, ohoho, Fitocomplete. Tai yra puikus produktas. Dar 3 žmonės atsijungė, labai gerai, lieka tik ištikimiausi. Labai džiaugiuosi. Gerai, tai toliau. Norint sutirpinti vidinius riebalus, reikėtų mažinti angliavandenių vartojimą. Bet, mėlyjei, ne visų. Tikrai ne visų ir nereik bijoti gliukozės arba kitaip tariant cukraus. Reiktų mažinti, pirmiausia, suprasti, kiek mes jų suvartojam, kam jums reikalingi, iš kokių produktų ir tada mažinti pridėtinį cukrų. Tai reiškia tas cukrus baltais miltelės išgrynintas, krakmolai, kurie yra išgryninti šimti iš vaisių, iš daržovių, ir tų jų mažinti. Tai reiškia kepiniai įvairūs, saldumynai įvairūs, ten šiaip baltą cukrų mažiau reikia dėti ir vartoti.
tortai ir taip toliau. Bet visi angliavandeniai, tokie kaip gliukozė, fruktozė, ta pati ir tie patys krakmolai mums reikalingi ir visai jų reikia nemažai, bet jie reikalingi tikra, ta gamtinė forma, reiškia vaisiai, daržovės, ankštinės kultūros, visi grūdai ir taip toliau. Viskas turi būti proporcinga. Jau mes nesileidžiam čia kalbėti, o kiek čia reiktų, o kiek ano. Svarbiausia, nesileiskite į kalorijas ir gramus, nes užsiknysit ir nieko nepasieksit. Tam tikra prasme, tai to ir siekiama, kad mes užsiknystume ir nesuprastume nieko ir tada mums sušeria tai, ką reikia sušerti. Bet nesileiskite į detalės, nesileiskite klaidinami, tiesiog ir žiūrėti reikia į įvairovę. Ir kai bus įvairovė, pavalgysit ir sotumas bus kitaip, ir hormonus tvarkysit, tas pats insulinas ir taip toliau. Todėl nesistengite valgyti 0 angliavandenių, nes neilgai ištversit. Yra dietų, kurios iš vis angliavandenių atsisako, pavyzdžiui, valgyti vien tik mėsą. Jūs tą galite daryti 1, 2, 3 dienas, po 2 savaičių kreipstis ne pas mane, o į gydytojus. Nepainiokim jo. Tai, kad angliavandenių nereikia bijoti, reikia vengti pertekliaus. Todėl visokiausių mažiau sulčių, ypatingai sintetinių, saldumynų įvairiausių, baltų duonų, bandelių, taip toliau. Jeigu grūdas, tai pilno grūdo. Jeigu ankštiniai, puiku, daržovės, vaisiai irgi gerai. Taip, kad kai nebus greitų angliavandenių, arba kitaip tariant, kai mes vartosime maistą su optimaliu, ne minimaliu, optimaliu glikemijos indeksu, tie, kurie yra pas mane sveikatos pokalbių beje klube, tai žinote, kaip mes galim bet kurio patiekalo sumažinti glikemijos indeksą ir čia nereikia nieko marmalų smirdančių ant bulvių košės, ar ten į sriubą. Reikia valgyti skaniai ir estetiškai, bet yra būdų, kurie labai gerai sutvarko per biochemiją, tiesiog žinant jo porą gurkšnių kokio tai tam tikro gėrimo, puikiai sutvarko, tai nėra joks stebuklas, puikiai sutvarko mūsų glikemijos indeksą net ir pyragėlio. Tai apie tos dalykus reikia žinot, kad neišmušinėt to insulino. Insulino bangos, tos šuoliai yra pats blogiausias dalykas. Kai mes pavalgę einam pasivaikščiot, pavyzdžiui, ne, irgi, buvo šventės. Pavalgę turėjo, tradicija pavalgėt, pabuvot, išgėrėt vyno, atsistojot, visi šit pasivaikščiot. Greičiausiai ne. Tai pasivaikščiojimas po maisto irgi labai gražiai, sotumo jis neatima, jis energijos nesudegins, riebalų nesudegins, bet sumažins glikemijos indeksą. Kitaip tariant, tas cukraus kiekis, gliukozės kiekis, kuris plūsteli į kraują, jis bus čia pat sudeginamas jūsų riebalų. Tai yra labai gerai. Ir nuimate krūvį, glikeminį krūvį nuo kasos, nuo insulino, kitaip tariant, sistemos. Ir štai jums insulino mažėja, pasidaro normalus lygis, neišaukštintas ir pradeda tirpti riebalai, vidiniai taip pat. Jo, tai kas dar specifiškai galėtų mažinti vidinius riebalus, tai aišku režimas, tai aišku tvarkinga mityba, tai ateikit pas mus į 14 dienų programą, ten jūs sužinosite, kas yra ta subalansuota mityba, ką įtraukti, ką išmesti ir panašiai, nes mums čia trūksta laiko, atsakyti visus klausimus norisi, o laikas tirpsta. Jo, todėl mes tik tai sakau, kad stebuklingo produkto vieno kažkurio nėra. Pats Herbalife'as kaip koncepcija tirpina riebalus. Žalioji mūsų arbata, pavyzdžiui, žolelių gėrimas, ne žalioji arbata, bet žolelių gėrimas, jo be jokios abejonės Herbalife Line Max Omega 3, ką aš ir minėjau, mažina jo uždegimą. Be jokios abejonės pradedantiesiems mūsų kelionę reiškia kelionę į Herbalife, į sveikesnį gyvenseną, tiksliau į Herbalife, į gyvenimą su Herbalife. Visai rekomenduočiau ir probiotikus, tai yra Microbiotic Max yra toksai papildas, kurį galim pavartoti kurį tai laiką, jo ir taip toliau. Taip, kad dėl papildų, dėl konkrečių papildų, ne tik dėl mitybos in general, kreipkitės į savo konsultantą, o jeigu tokio neturite, tai ieškokit, galite brūkstelt man asmeniškai, aš jūs nukreipsiu ten, kur reikia ir taip, kaip reikia. Kas stabdo vidinių riebalų nykimą? Tai alkoholis, nuolatinis perteklinis užkandžiavimas, saldumynai, saldus gėrimai visokiausi, jeigu miego trūksta, jeigu didelis stresas, pamaininis darbas, be jokios abejonės, viską apima ir lėtinis stresas apskritai, jeigu žmogus nuolat nervuojasi, tai irgi nieko gero. Žodžiu, receptas mažiau cukraus pridėtinio, daugiau baltymų, režimas, sveiki baltymai ir skaidlos ir miega poilsis. Žodžiu, visą gyvenimą reikia truputėlį pakeisti. Tada ir keisis kažkas.
Jo, o stebuklingo dalyko vienos piliulės tikrai nėra. Nepuoselėkit tokių kvailų minčių ir idėjų. Va, Loreta sako, turiu tuos probiotikus, turiu geras probiotikas. Ok, turbūt apie tai ir kalbėjau, ką aš minėjau. Fito komplytas. Fito komplytas, pats produktas, aš jau minėjau, nei vienas produktas atskirai netirpdo riebalų. Gal aš kažko nežinau, gal aš kažko neišmanau. Galbūt yra konsultantų, kurie vadina save tikrai mitybos konsultantai ir jie daugiau žino. Aš esu tiesiog Herbalife nepriklausomas partneris ir aš nesu mitybos konsultantas arba ten kažkoks tai mitybos ekspertas. Aš mėgstu valgyti skaniai, mėgstu valgyti kiek įmanoma sveikai. Jau minus 40 kg turiu, prieš 10 metų daugiau ir tą visą svorį visai neblogai išlaikau. Man 50 jau tuoj bus 3. Atrodo kaip atrodo, jaučiuosi kaip jaučiuosi, atrodo fiziškai dirbu tikrai nemažai, turim didžiulę sodybą, kas pas mus buvot, kas sekat profiliuose, tai žinot, ką mes veikiam ir kuo gyvenime užsiimam ir, pavyzdžiui, po ilgos dienos dar valandėlę su visai nemažu tempu, iš esmės, jau kaip mano tempas, nemažas tempas. Taip jau, dar visai nemažu tempu kalbu, kažkokias mintis dėlioju, tokių daug nėra, reiškia, veikia ir ta mano galva. Bet kažkaip sakinį pradedu, sakinį užbaigiu, visai neblogai atrodo, bent iš šono. Taip pasižiūriu kartais, kaip ten, galvoju, normaliai. Va, tai tokie tie reikalai. Aš galvoju, einam prie kito klausimų, spėsim, nespėsim, šiandien visus atsakyti nežinau. Iš esmės, antrą ir trečią klausimą galima atsakinėti kartu. Ir jis skambėtų toks, kokie Herbalife produktai padeda susikontroliuoti saldumynų poreikį ir kaip, ne taip pasakiau. Šitą klausimą iš esmės būtų galima priskirti į tai, ką aš kalbėjau, dabar 40 minučių, jo apie vidinius riebalus ir kokie Herbalife produktai padeda susikontroliuoti saldumynams poreikį, visi tą patį, ką aš pasakiau. Viskas tinka tą patį, ką aš pasakiau. Jo, kokteiliai, mitybos režimas, skaidulos, omega 3, pakeiskit savo mitybą ir matysit, kad tų saldumynų šiek tiek reikės mažiau. Bet aš užsiminiau pačioje pradžioje, paklausiau jūsų, kas mėgsta saldumynus, prisipažinkit. Ir visai buvo žmonių, kurie prisipažino. Tai normalu, mums patinka saldumynai. Tie, kurie sako, kad man nepatinka saldumynai, jis turi kitų galbūt kažkokių pomėgių. Vis tiek kažkas žmonėm turi patikti. Bet pripažinkim, kad, ir trečią klausimą galima sakyti, kaip prisijaukinti per saldžius kokteilius. Galima atsakyti, mėlyje, skonis yra skonio reikalas, mūsų receptorių jautrumas, mūsų patirtys nuo gimimo iki dabar, vaikystė, jaunystė. Mesgi formuojam savo skonį. Ir nuolatinis tos gliukozės perteklius, nesvarbu kokiu pavidalu, mus visus, in general, bendraja prasme, kaip populiacijos, mus visus pripratino prie saldžios mitybos. Išimtys, tos nedidelis išimtys, kai žmogus sako, kad aš tikrai nevartoju pridėtinio cukraus ir jis tai žino, jo jis nevartoja padažų, jis nevartoja jokių gėrimų, jis nevartoja alkoholio, jisai nevartoja duonos, jisai atsisako tų subproduktų, pavyzdžiui, net ir dešrų, kuriuose yra kukurūzų sirupo, nes tos dešros kitokios. Toks žmogus turėtų valgyti ne obuolius, kurie yra prekybos centruose gražus, saldus, bet eiti į mišką, ieškoti laukinių obuolių ir graužti tą rūgštį. Tai toks žmogus, aš sutinku, kad jisai labai sąmoningai atsiriboja nuo pridėtinio cukraus ir gali būti, kad jam kyla kitos problemos, kad tos gliukozės pritrūksta dienoje. Bet jeigu vėlgi mityba subalansuota, 78% kilokalorijų jis gauna iš daržų ir vaisių, tai viskas turėtų būti tvarkoje. Viskas turėtų būti tvarkoje. Aš tikrai neskatinu, kad mes fanatiškai atsisakytume visų tų malonumų, tų skanių dalykų, prie kurių mes esame pripratę nuo vaikystės. Tam reikia tiesiog suprasti, ką jūs darote ir viskas tvarkoje. Todėl čia klausimas, kaip prisijaukinti produktus, kurie yra per saldus, tai yra išimtis. O kompanija Herbalife, jinai yra globali kompanija, kuri nelabai gali gaminti įvairių tuntų linijų, kad va čia šita linija skirta tik tiems, kurie labai saldžiai mėgsta, šita linija
skirta tiems, kurie visiškai nemėgsta saldžiai jo, būtų per daug sudėtinga. Jo, šitie mėgsta sūrį, šitie mėgsta aštriai, šitie mėgsta dar kažkaip tai. Paskui yra žmonių, kurie nemėgsta konsistencijos kokteilio, yra žmonių, kurie mėgsta tirštesnį, kurie skystesnį, mėgsta šaltą, šiltą, nemėgsta raudono, nemėgsta žalio, pavyzdžiui, nuo mėlyno jis žiaukčia ir mes suprasim, kad, net ir žmonių labai daug, kurie pavadinimo Herbalife tiesiog netoleruoja, jiems pasišiauš, jie yra alergiški Herbalife pavadinimui. Jau ten nekalbant apie produktus, jie net nebando. Nedaug dievė, ne, ten kažkas tiktų. Bet išgirsta pavadinimą ir bėga užsiem iš galvos. Tai visiems neįtiksi. Tačiau didžiąją dalimi žmonės yra linkę valgyti saldžiai. Ir jeigu iš jų atimti, griežtai atimti tą pridėtinį cukrų jo ir nekeičiant nieko, jie sakys, mums norisi. Tu negali visą laiką valgyti prieskai. Juk mes visi, pripažinkim, ir tos druskos mėgstam įdėti, ir to pipiriuko įdėti. Jeigu pipiras viskas ok, tai kartais druskos perlekiam. Čia vėlgi ekstrapoliacijų visokiausių yra, druskos per daug valgote, ten tik arbatinį šaukštelį galima per dieną suvalgyti. Ir ar tikrai mes įveikiam tą arbatinį šaukštelį? Aišku, jeigu mes valgom tik pusfabrikačius, tokius čipsus, valgom tik tai greito maisto restoranas, ten bus druskos. Bet jūs nueikite į restoraną, kažkokį paprastą valgyklą, ypač valgyklą, tas maistas, prieskas, jie ten tos druskos nededa, suprantat? Iš tikrųjų nededat. Kas dirbate viešo maitinimo įstaigose, valgyklose, kažkokios restoranas, yra labai aiškios normos ir jos yra sumažintos druskos prasme. Valgai tą valgyklinį maistą, norisi užsibarstyti druskos. Tai reiškia, kad in general mes nesunaudojam tos druskos labai daug. Ir tai dar pavojinga galbūt tik tiems žmonėms, kurie labai jau rimtai serga inkstų problemomis arba kažkokiais kraujo spaudimas nesutvarko ir panašiai. Bet bendraja prasme dauguma žmonių, jie mėgsta saldžiai. Ir kompanija negali pagaminti produktų, kuris nepatiktų didžiajai daliai žmonių. Sutinkat? Tai yra normalus rinkos didesnis. Kokių žmonių yra? Tokį produktą gaminam. Jeigu visi žmonės sakytų, ne, dabar griežtai atsisakom nuo dėžučių plasmasinių, mes norim tik tai popierinės dėžutėse. Tai kompanija, bet kuri kompanija turėtų ieškoti sprendimų, atsisakyti plastiko jo ir tada dėti kažkaip kitaip. Arba į stiklą, arba į metalą ir taip toliau. Jeigu dauguma žmonių, 90-80% taip nuspręstų. Daromi tie tyrimai ir ne šiaip sau tie skoniai sukurti taip, kokie sukurti. Ten cukraus nėra dedama, ten yra tokia sudėtis, be abejo yra gliukozės, nepainikim jo, gliukozės ten yra, nes kokteiliai yra augalinės kilmės produktų pagaminti. Tai reikia suprasti, kad saldumas produktuose yra normalu. Individualus skonis yra individualus reikalas. Kažkam to saldumo netgi trūksta kokteiliuose, kažkam ne. Kaip prisijaukinti, jeigu tikrai didelė kančia, ko gero niekaip. Bet suprantant, kad kokteilis tai yra tik tai žaliava pasigaminti kokteilį, tada viskas truputį kitaip. Įsidėkit saują špinatų, turės papildomą vertės ir tikrai saldumas nukris. Įsidėkite rūgščios uogos. Įsidėkite kažką tokio ir viskas bus tvarkoj. Ir aš žinau atvirkščiai žmonių, kurie įsideda tokių produktų, kurie užsaldina. Ir užsaldina taip, kad net man būna per saldu, nors aš tikrai saldžiai mėgstu. Ir tai normalu, kad mes saldžiai mėgstam. Viskas tvarkoja. Tai kaip prisijauginti kokteilius, jeigu jie yra per saldus, gerai, kad žmogus rašo, kad jie visiems per saldus, tam žmogui per saldus. Išbandy visus skonius, galbūt pabandyk protein drink mix, tai yra irgi labai puikus produktas. Jis yra švelnios vanilės skonio. Manau, kad jisai yra mažiau truputėlį saldus ir viskas ten yra gerai. Bet šiaip pasigardink daržovėmis, salieras, špinatai, rūgšti uogeliai kokie nors iš kameros ir viskas bus visai gerai. Susikurk savo skonį. Aurelija parašė, puikiai tinka avokadas, taip jūs dar gausite papildomai ir skaidulų ir gausite gerų riebalų. Loreta sako, kivis tinka super, būtent kivis labai gerai tinka. Girdėjau, skaičiau ir sakė, kad žmonėms, kuriems nori saldumynų, trūksta kažkokių vitaminų panašiai. Nesutinku. Žmonės galbūt, nežinau. Čia yra tokių ekstrapoliacijų įvairių, jeigu mane traukia prie šokolado, tai man trūksta ko ten magnio ir panašiai. Ne, žmonės, kurie nori saldumynų, jiems reikia cukraus.
paprasta. Aišku, yra vitaminai, mineralai, kurie reguliuoja tą potraukį. Jis gali būti visiškai liguistas. Yra įrodyta, paskaičiuota, pavyzdžiui, kad chromas dalyvauja šitame intensyviai. Tai chromo šiek tiek vis tiek yra Herbalife produktuose ir yra kituose produktuose maisto ir panašiai. Loreta sako, atsiprašau už nekuklų klausimą. Neis kuklus, neis nekuklus. Per kiek laiko numečiau 40 kg? 40 kg aš numečiau per 5,5 mėnesio, tai dėmesio netipinis dalykas, tai yra didelis tempas, aš buvau žvėriškai užsispyręs, jo ir balandžio 1 dieną pradėjau, rugsėjo 15 dieną buvau numetęs 40 kg. Gal ten plus minus dabar sunku pasakyti, nes pirmųjų kilogramų prisipažinčiau, aš nesisvėriau. Aš tik atsimenu, kaip aš atrodžiau ir aš atsimenu, kad į 5 aukštą reikdavo užlipti su pertraukėlę, pailsėti. Aš puikiai atsimenu, kaip tai atrodė, kai reikdavo batus užsirišti. Taip, žinai, jau pasilenkti, atsisėdus ant suolelio, prisipažinsiu, nepasilenkiau, bet reikdavo, žinot, ypač vyrai, apsimauni batus, labai nervuojasi, jeigu juos neina iššokti kaip į kaliošus, bet apsimauni batus, reiškia tada koja keli ant suolelio, taip pilva, taip šalia biškeliai, iškvėpi orą ir greit užsirišti, iširisi, nes jeigu nespėsi greit užsirišti, tai gali uždusti. Jeigu nespėjai, tada turėsi tiest, tipo kažką svarbaus prisiminęs, ir tada bandai antrą kartą. Tai jo, per pusmetį, Loreta. Pirmas mėnesis buvo intensyviau, paskui ramiau. Bet iš tiesų aš labai save kontroliavau, aš svėriausi kasdien, 2 kartus ryte vakare. Čia dabar kartais klausia manęs, kad ir 14 dienų programoje. O reikia kasdien svertis ir siūsti svorį? Nereikia, jūs galite išvis nesisverti po 100 kalakutų. Nėra Lietuvoje įstatymų, kuris įpareigotų svertis. Nėra Lietuvoje įstatymų, kuris įpareigotų būti sveiku, gražiu, laimingu žmogum. Dėl to dauguma yra negražus, nelaimingi ir nesveiki. Demokratijos kaina. Bet aš labai užsispyriau. Kai kurie mano istorijos, žinot, Loreta tai yra neseniai palyginus prisijungė prie mūsų bendruomenės. Tai aš irgi neįsivaizduoju, Loreta. Jinai rašo, neįsivaizduoju manęs tiek sveriančių. Tai aš galiu pasakyti, aš irgi neįsivaizduoju. Va, ir tai buvo prieš 12 metų. Daugiau jau. 12 metais tai vyko, tai 14. Va, bet žinot, rezultatas yra nesvarbus, sakyčiau. Sveikas lieknėjimas tai yra 3 kg iki 3 kg per mėnesį, nes labai svarbu, kad ne tik pamesti raumenų masę, ne tik pamesti riebalų masę, bet nepamesti raumenų masės, nesugadinti savo sveikatos ir panašiai. Oda plius, minus, bet jeigu žmonės teisingai maitinasi, baltymų pakanka, vitaminų, mineralų, tai ta medžiagų apykaita procesai gražiai ir ta oda sutvarko. Nebūna nukarimų kažkokių ir imuniteto, žinot, kaip badaujant arba ten laikantis kažkokių iškreiptų dietų. Va, tai svarbesnis rezultatas yra išlaikyti savo šitą gyvenimo būdą, nes įvairių žiniuonių yra žmonių, kurie bandė gelbėti mane. Buvo žmonių, mano kolegos, medikai, jie pamatė, kad aš kažką darau, jie puolė mane gazinti ir gelbėti, nes susigadinsi kepenis, tu taip nedaryk, čia būna visokių tokių, yra labai daug gelbėtojų, jo, ir šeimoje nebūtinai jūs palaikys, ir jūsų draugai nebūtinai palaikys, jeigu kas jaunesnis turi tėvelius, nebūtinai tėvelį palaikys, giminės artimieji, nes visiems yra velniškai patogu, kad jūs būtumėte toks, koks esat. Jūs dėl to ir esat toks, koks esat, ar tokie, kokie esat, nes visiems aplinkui buvo patogu. Jūs tiesiog prisiderinot prie visų, žaidė tą žaidimą ir jūs auginot 30 kg, 20 kg. Jums skauda sąnarius taip, kaip ir visiems aplinkui. Jums skauda galva taip, kaip ir visiems aplinkui. Jūs esate toks pat niekinga vidutinybė, kaip ir visi aplinkui. Ir tik pabandykit būti truputį kitokia. Jeigu jūs norit, kad jums galva mažiau skaudėtų, jeigu jūs norit, kad kraujo spaudimų nereikėtų tiek daug vaistų, jeigu jūs norit truputėlį pamiršti kelią į vaistinę, jūs keliat pavojų aplinkiniams būti kaip visi.
Nes jūs gyvas įrodymas, toks akių badymas tiesiog, žinai, bakasnojimas pirštu, kad žiūrėk, vat galima ir taip, ne, tada jūs bandys gelbėti. Jo, ir iš čia atsiranda visi tie kvaili mitai apie Herbalife ir panašias kompanijas, jo, kaip jie sugadina kepenis, kaip sugadina inkstus, kaip žmonės tiesiog ir miršta kitas, žinai, kokie čia alerginės reakcijos sukeliamos ir taip toliau. Jūs išgirsit labai daug visko. Ir kuo daugiau domėsitės internete, Delfis ir 15 minučių lygio ekspertai jums oi kaip nušvies visą gyvenimą. Va, tai jeigu mūsų webinarai tokie truputėlį bent kažkiek tai kompensuoja tą žalą, kurią sukelia kvailiai, tai jau ir gerai. Loreta rašo, prieš 3 metus buvau praradusi iki 25, praradusi. Tas pats žodis praradau, atradau. Atsikratėjai, nes tu jų nepraradai, tau jie nebuvo labai brangus turbūt, ne? 25 kg per 3 mėnesius, aišku, kartu su sportu ir mityba. Dabar vėl noriu grįžti į sveiko gyvenimo ritmą, todėl esu čia. Labai gerai. Kuo daugiau žmonių tokių kaip tu, tuo geriau ir tau, ir tiems žmonėms. Nes tik palaikymas bendruomenėje yra tas geras rezultatas, kaip ir sakiau, ne? Nes arba tu esi šitoj bendruomenėje, arba toj kitoj bendruomenėje. Arba tu esi su Herbalife ir čia, kaip sakant, sekta ir žudomis visi draugiškai, kabutėse žudomis. Arba tave išgelbės gelbėtojų didelė komanda. Ir tu galėsi būti vienas iš tų gelbėtojų, ne? Ypatingai man patinka žmonės, kurie ateina, porą savaičių Herbalife pageria, nėra rezultatų, ir tada jie stoja į tą pusę ir tada šneka, koks blogas Herbalife'as. Nors iš tikrųjų čia Herbalife'as ne prie ko, tai yra tik maistas. Tai lygiai taip pat galima blogai kalbėti apie agurką, pomidorą, kiaušinį ar ten kokį obolį, nes jie irgi, pavalgyti 2 savaitės kiaušinius, nieko neįvyks. Tai kaltink vištas, gaidžius, nežinau, ką ten nori kaltinti, ne, yra tokių žmonių. Gerai, manau, kad šiandien gana, mes turim klausimą apie imunobusterį. Nebent trumpai labai atsakysiu. Ar galima gerti kasdien ilgą laiką? Galima. Aišku, tai yra gėrimas, kuris yra su tam tikra formulė meilių fermentų, kurie yra gerai žarnynui, o tai reiškia, kad padeda sutvarkyti mikroflorai, bet tą, ką tas ponas Račkauskas bando su savo raugalais mirdančiais pasakyti, tai čia kvepianti ir skani arbata daro panašiai, tą patį. Ir stiprina imunitetą. Va, o pertraukas jūs darykite tada, kada jūs norit. Šiaip aš sakau, kad pertraukų nuo geros savijautos ir nuo geros sveikatos ir nuo geros energijos daryti nereikia. Maždaug žinai, pusę metų gerai jaučiausi, dabar reikia biškį pailsėti nuo to. Noriu pasijusti truputį chrinovai, kaip anksčiau, kad galva dažniau skaudėtų, kad ten nugaras skaudėtų, kad sąnariai pareitų, kad, žodžiu, užkietėtų arba ten pratryščiau. Padarysiu tokį prisiminimų ten mėnesiuką, tada vėl grįšiu atgal į Herbalife ir sveiką gyvenseną. Bet supraskim, kad visi produktai gali nusibausti. Jo, pavyzdžiui, geri ten kokteilį vanilės, nusibaudu, nusipirk kitą. Jo, geri ten kokį nors bananinį kokteilį, nusibodu, nusipirk šokoladinį, jo, arba geriu ten imunobusterį, mėnesį 2 pageriau. Tai nėra vaistas, suprantat, nuo vaistų žmonės pertraukų nedaro, kažkodėl, net nuo antibiotikų, nors ten iš vis yra labai griežtas taisyklis, bet jeigu nusibodo imunobusteris, tai yra dar kitų, pavyzdžiui, gerų gėrimų, tai yra toks kaip čia, fantastiškas, dalykas, tai yra aloja su mango, man patinka su mango. Yra night mode arbata, vakarinė arbata, kuri gražiai per šafraną, per šitokį, kaip jisai, kaip tas hormonas, melatonino, visą tą balansą, žinai, gražiai žmogų panardina į miegą. Miegas yra sudėtingas dalykas, bet užmigt palengvina. Paskui yra, kas dar yra, tiesiog žolelių gėrimas, kurį galima atsigerti. Galbūt nesitonizuokit labai smarkiai vakare, bet Nightworks yra toks gėrimas, kuris puikiai sutvarko įdomius dalykus. Mes dabar nesileisim, bet labai skanu, galite kartais pagerti ir šitą dalyką. Arba yra šitas, kaip jisai, collagen skin boosteris, bus odai, sąnariam gerai. Ir skanu, paįvairuokit, nusibodo imunobusteris, tai paįvairuokit. O šiaip imunobusteris nėra vaistas, jis nei ten kaupės, nei kažkokių pašinų reakcijų nesukelia. Jis tiesiog yra arbata, gėrimas, kuris stimuliuoja jūsų žarnyno veiklą. Ir nėra ta stimulacija, žinau, kaip irgi nesupraskim. Išgėriau Herbalife kokį nors tabletę ir ten pyst lemputės užsidega, žinai, ten akis ten kažkokia išsiplečia, ar ten ausis atlėpsta. Ne, tai nėra vaistas, kurio efektų turėtume sulaukti per valandą ar per pusę valandos. Nepainiokim
sakykim, tų dalykų. Tai yra maistas. Juk jūs suvalgėte tenais kokį afrodiziaką, tai nereiškia, kad vyras suvalgė kokią nors Austriją ir jam ten pasistojo ir jis jau bėga visas merginas verčia ant šono. Nu ne, tai yra afrodiziakas, kad daug daugiau esmės yra čia. Suprantat? Nu, tas pats ir su šitais visais reikalais. Jeigu jums nusibodo, nu tai pakeiskit. Jeigu ne, nu ne. Nu taip nebus, kad išgėrė arbatos puodelį ir staiga, wow, išsisprendė problemas. Arba vieną tabletę omega-3 išgėrėt ir staiga viskas organizme susitvarkė. Ir kraujagyslės švarios, ir sąnariukai negirgžda, ir ten akis, reiškiasi, regėjimas pastrėjo. Tai yra gyvenimo būdas. Visi mes senstam. Klausimas kokiu greičiu. Visi mes numirsim. Klausimas, esmė net ne čia. Aš galvoju, kad reiktų klausti savęs, numirsim, kada ten lemta, bet kaip iki to laiko pagyvensim. Vieni sako, reikia mylėti save ir visus malonumus patirti. Nu, okei, yra variantas ir aš tikrai nesakau, kad negalima mėgautis skoniais, išgerti gero vyno, paklausyti geros muzikos, nueiti į kokį fantastišką, nuostabų spektaklį, arba, suprantat, nueiti su kokiais bičiuliais kažkur pakeliauti. Nu, eikit naktį, nebūtinai 10 valandą reikia miegoti, vieną kitą naktį nueikit į lauką ir žiūrėkit žvaigždės. Žiūrėjimas į žvaigždės jums duos daug daugiau naudos, negu kad ten 2 valandų miego trūkumas. Ypatingai, kol jauni esam. Paskui, kai būsim seni, tai ten žiūrėsi, malonumas bus tik kelnis neprisišyk. Irgi neapsaugo nei vienas Herbalife kokteilis ar ne viena ten obuolio skiltelį, kad to nebus. Bet esmė yra, kaip mes kokybiškai nugyvenam tą gyvenimą. Ir jeigu jūs tenkina ta kokybė, ta savijauta, kurią turi dabar, gyvenat kaip visi. Valio, super, tokių žmonių reikia. Tokių žmonių reikia ir tarnyboms, kurios jūs gydys, ir vaistų gamybos fabrikams reikia. Reikia, kad kažkas televizorių žiūrėtų, reikia, kad kažkas tos pusfabrikačius pirktų, taupydami laiką ir savo gyvenimą skirdami malonumams, jo, ne virtuviai. Man, pavyzdžiui, virtuviai laikas yra malonumas. Kažką sukurt, pagaminti, paragauti, pasikviesti mylimą žmogų, pagauti, vienas kitą pagirti, suprantat? Kitas iki taip valgai, žinai, su atbulais dantim, bet vis tiek reikia pagirti, suprantat? Tai yra gyvenimo grožis. Ir visa tai vadinasi gyvenimo stilius. Tai, kad jūs įvesite į mytybą vieną kitą Herbalife kokteilį, nereiškia, kad jūs rytoj būsite sveikas žmogus arba žmogus, kad ten eiti pasų poskirį sakyti, noriu pavardę pasikeisti, nuo šiol aš McLeodas. Taip nebus. Taip nebus. Suprantat? Bet savijauta, energija, norą patirti, paragauti, paskanauti, pamatyti, tikrai galima greit labai užsidirbti, kaip sakant. Gerai, ir dar buvo Loretos klausimas, bet aš Loretos klausimą jau pamiršau. Suriukas. Ten apie vitaminus, mineralus buvo. Jeigu mes vartojam kelis Herbalife produktus, jo, ar nebus taip, kad vitaminų, mineralų per daug? Nebus. Ko aš nerekomenduočiau ir turėjau tokių daug klientų, kad prisipirka pačių įvairiausių kompanijų, iš vaistinių ten krūvą, bet tokių, kur ten kompanijos, ne kompanijos, bet gaminant fabrikai, chemijos fabrikai, gerai, farmacijos fabrikai, kuriems reikia įlysti į šitą segmentą, nes matau, kad tendencija yra, kad žmonės nenori vaistų vartoti, jo, nors vartoja jos nenorėdami ir vis daugiau, bet norit papildų ir čia papildomas biznis, tai tada pasuka ten rankenėlės, pagamina kažkokių vitaminų ir šutina. Ir vaistinėse mes prisipirka. Viskas tas yra gerai, bet kai žmonės prisipirka per daug, ir ypatingai tokių papildų, kur yra vienas vitaminas, arba ten koks vienas vitaminas, vienas mineralas, yra tokių. Vėlgi, nebūtinai tai blogai. Pavyzdžiui, tikėti, kad ten magnio kažkokį tai ten su B labai gerai ten įsisavins ir jūs ten labai gerai kažką padarys, ar ten užmigdys, ar ten rumenukų neskaudės. Ne visai tiesa, bet viduris tikrai gerai paleidžia. Arba ten geležies kokie preparatai. Nereikia labai galvoti ir tikėti, kad ten jie labai smarkiai jums pagerins hemoglobino būseną, bet vidurius užkietins labai gerai. Jo, arba ten kalio druskos. Man reikia kalio, nusipirko kalio, kokio nors preparato. Jo, ir paskui sako, ir neprašyku. Tai, ko tu norėjai, žmogau. Bet jeigu mes vartojam visus vitaminus, mineralus, kokių mums reikia per dieną, sub dozėmis, tokiom nedidelėm, vienam produkte, pavyzdžiui, kokteiliai, paskui kokiam Extra Cal, paskui kokie tai Herbalife Line Max, tai nesisumuoja taip, kad jau ten kažkas įvyktų, nes tie vitaminai, mineralai, jie labai gerai prasikoši per mūsų organizmą, vitaminai padaro, ką reikia, o mineralai visi pasišalina ten, kaip reikia per inkstus ir palengvina inkstams darbą.
Nereikia bijot prarasti mineralus. Oi, aš išgersiu vandens, prarasiu, reiškia, per inkstus man išbėgs mineralai. Džiaugis, kad taip ir vyksta, nes tai yra fiziologija. Jo šlapimas gaminasi tik tai kartu su mineralais. Toks osmosinis slėgis. Nevartok mineralų, tu sutinsi, viskas tau ten sutins, nes inkstai negalės dirbti. Jo? Lygiai taip pat, jeigu žmogus negeria vandens, nes bijo, išmyšiu mineralus. Tai jeigu ten dar mineralas kažkoks buvo papildė, tai jie pradeda kauptis, nes nėra kaip pašalinti pertekliaus. Jo? Vitaminai, kai kurie tai ten tiesiog sunaudojami kaip energetika, kaip elinė aminorūgštis, nes jie yra aminorūgštis. Jo. O mineralai kitas neišsiplauna. Todėl reikia džiaugtis, kad inkstai dirba, reikia džiaugtis, kad inkstai plaunasi ir ten išgėrė mineralus ir išėjo mineralai, natrio, kalio iki gramų per dieną, jokių problemų. Porą gramų kalio laisvai inkstai pašalinti ir sakys, ačiū tau, linkėjimai. Tai ir pumpuokit, nes netaupyti reikia kalį, kurį prarandam, o reikia netaupyti kalį, kurį mes gaunam. Va ir viskas. Nuo to tik tai organizmas veiks optimaliau. Dėl to Herbalife produktai sukombinuoti taip, kad negali tu per dideliais dozės išgerti, nebent tu ten vartosi juos dideliais kiekiais. Pavyzdžiui, jeigu rašo ant dėžutės, kad 3 tabletės, nevartok 30. Jo, ir nemanau, kad tu, pavyzdžiui, visus produktus nusipirkai, kurie yra Lietuvoje. Ne. Aš abejoju, kad tu nusipirkai ir kokteilį, ir protein drink mix, ir nusipirkai batonėlius, ir nusipirkai Formulė 2, ir nusipirkai ekstra kalcį, ir nusipirkai dar tą, ir 3, 4, ir tu dar juos 2-3 porcijom naudoji. Taip nėra. Nėra. Tai viskas yra tvarkoj. Taip, kad drąsiai vartokim Herbalife, nepradėkim fanatikuoti taip, kad tik Herbalife lieka maiste, palaukit, morkos, obuoliai, kopūstai, viskas mūsų net leido. Kaip tik Herbalife ekspertai sako, susibalansuokit mitybą. Susibalansuokit mitybą taip, kad būtų tobula. Ir tada pamatysit, kad tai nėra lengva. Tai tuos skylės, tuos trūkumus ir užkaišėjim su Herbalife. Pavyzdžiui, pusryčiai, kad būtų paprasti. Herbalife, kokteilis, alijošius, žolelių gėrimas, jo pietus vakarienės valgyti, ką jūs norit. Bet jeigu jūs tenais matot, kad jūs drasko koks užkandžio trūkumas, valgyti batonėlį. Jo jeigu matai, kad vakarienė valgai, atsiprašant, visiškai, labai skanų, bet visiškai nevertinga vitaminais, mineralais dalykai, išgerk Formulė 2 ir jokių problemų nebus. Ir ypatingai žmonės, kurie serga kažkokiom lėtiniam ligom, nesvarbu kokiom, autoimuninis, ar ten kokios nors reumatinis, ar ten kokios nors, reumatinis gal net pavyzdys, jau atsiprašau, ekspertai galės mane dabar sukapot, bet net ir psichinės, čia tai tikrai galim drąsiai sakyti, šizofrenija irgi ten klausimas, ar uždegiminė liga, ar kokia, jo tai, bet visi lėtiniam ligom sergantys žmonės, ypatingai žarnyną ir taip toliau, kraujo sistemos, kraujotakos sistemos, endokrininės sistemos ir panašiai, net ir tas pats klimaksas galima jį švelniau praeiti, jeigu sveikai maitinantis. Tai ypatingai žmonės sergantis lėtinėm ligom, jie turi užtikrinti savo vitaminų, mineralų pastovų kiekį. Ir pertraukų daryti nuo to nereikia. Gana šiandien bus viskas, raskite daugiau informacijos prie video, čia yra aprašymas ir sveikatos pokalbių klubas, kas tas yra, galite ateiti, jis yra mokamas, nuosaikiai švelniai mokamas 4 eurai per mėnesį. Ten tikrai daugiau informacijos apie mediciną, apie vaistus ir panašiai. Taip pat 12, Loreta rašo, skaičiavau, gal 12 jau turiu, ko 12 turi? Patikslinkit, visada patikslinkit, nes aš ką žinau, 12 pirštų, tai jeigu tik rankos, tai kaip ir daug, bet jeigu dar pridėsim kojas, tai jau trūksta, gal stalius esate. Va, nes, pagal klišę tai stalė be pirštų turėjo. Jokauju. Žodžiu, informacijos rasite čia, taip pat kviečiu prisijungti prie Telegram mūsų grupės platformos, kur yra mūsų Euforija klubas, ten yra kasinių visi įrašai, ten yra mūsų diskusijos langelis, kur mes galime užduoti klausimus ir panašiai. Žodžiu, pasižiūrėkit, kas jums svarbu, kas įdomu, jeigu nieks neįdomu, irgi labai gerai, o visa kitai žmonės yra laukiami. Tai dėkui, kad buvot kartu, gražios jums savaitės, eikite miegoti, nes dabar jau 10 valanda, arba bent jau ruoškitės. Aišku, dabar bus dar žmonių, kurie eis daryti su vaikais ir anūkais pamokas, o gal atostogos vaikams, nežinau. Tai bet kokia atveju stiprybės jums ir geros nuotaikos.